man ta graži siela. Aš žinau, kad mes turėjom daug leidimų kortelių. Leidimų kortelė gali būti bet kas. Absoliučiai kažkas, kas tau leid patikėti kažkokį specifinį dalykų. Labiau, kad tas taptų būtent tavo realybė ir leistų tavo energiją ir tavo galiom atsiskleisti. Tai dabar vieni iš pačių paprasčiausių leidimų kortelė. Tai tarkim, mane dabar tu esi užstrėgis arba užstrėgus kažkokio veito, kur tiesiog neišeini, atrodo užborts, esu to veito, darau ton dalyką ir man vis laik tas pats gaunas, tas pats rezultats ten pat, esu ten pat viskas ir kas vyksta. Tu esi to pačio energijo, nes šito fizinė realybė, tu esi įsidėjęs tą šaknis būtent į ton veitą, kur tu dabar esi. Ir tu ką pamata, kad tu esi, tarkim, dabar kambarė, ne, tu dirbi prie kompo kažko dara ir tu negauni naują rezultatą. Ko tu gali padaryti? Pakeisti aplinką. Pakeiti aplinką, perstumdyti savo stalą, pajungti kitokias lempas, pasikeisti visiškai tas lempas, gal kitas spalvas, gal pasikeisti netgi savo ekrano paveiksliuką kitokį. Tu pakeiti aplinką ir kaip tu tom padara, ko mes padarom, mes permetam ir mes leidam savo patikėti, kad dabar kažkas bus kitaip. Ir tu ateini į ton veiksmą iš visiškai kitos energijos. O ko tu padara, tu pakeiti į ton paralelinį realybę, kad būtent tu kažko gausi kitaip, negu pastovę gaudavo. Tai kaip tu pakeiti savo aplinką, tu pakeiti savi. Ir kaip tu pakeiti savi, tu pakeiti energiją. Kaip tu pakeiti energiją, tu pakeiti rezultatą, kad tu gauni. Tai vien iš leidimų kortelių ir pakeis savo aplinką, kad tu patikėtum savo galiom dar stipriau.